Šlaitai, šlaitai, šlaiteliai. Opa, 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 opa. Opa, kibo. Yra. Pirma. Antra. Įsibridau. Gražios gėlytės, kokia. Šlapės, purvinas. Kemsynus, purvynus. Gražuola. Trečia. Opa, vėl kibo. Ai, nepaėmė. O vėjas pučia, o vėjas. Opa, yra. Čia kandžiota dantų visa. Penkta. Opa, o. Paėmė gerai. Opa, o. Paskutinį. Samagono aparato. Kažkas varo samagoną, kažkas žuvauja. Pasta bolonezė. Stoja lyg, pradeda makaronai. Kriauklelės. Kliuk. Nemyli lietus manęs. Ojai. Varo. Liuks. Kimba. O jei patiko, spauskit laiką. Oi, nesulaužiau čia. Čia gražiausias takas. Šlapia baisiai. Bet kitaipgi nebus. Žolytė. Avietės. Sveikučiai. 100 metų senai bematyti. Bara mane visi sako, Marčiau, tu sako, varai žuvau, sako, tu kada paimsi kamerą? Nufilmuok ką nors. Nufilmuok, gerai, nufilmuosiu. Matot, koks šabakštynas. Šiandien Panemunėn atvariau. Nors jau spalio vidurys, bet aš tik tai pirmą kartą įsiruošiau prie Nemuno lydekų. Šiandien vėjuota, nežinau iš vis ar kas bus. Vanduo Nemune labai žemas. Kur čia geriau praeiti čia? Vanduo žemas. Duobių tokių nėra, jie yra, bet jos, negilios, to vandens mažai. Tai neįsivaizduoju, kaip čia seksis. Bet, svarbu, pabandysiu. Ir jum kažką tai parodysiu. Kaip visą laiką Panemunės skardžiai. Šlaitai, šlaiteliai. Tai va, ką? Šiandien paprastai spiningėlis, tradicinės gumos Nemunui, 6-9 gramų galvakabliai ir judėsim pakrantę. Va tik sakau, lietų praneša ir vėjas stiprus. Tai kaip čia seksis judėt, nežinau. Pabandysim. Bent jau kokį pusdienį reikia pasivaikščioti. Nepaklydus kur. O, dar žemai. Nemunėlis mūsų. Žolės tai baisinio dydžio. Senai aš pats šitu takeliu nevaikščioju ir niekas juo senai labai nevaikščiojo. Kas lašiša prie upės, o kas kažkokią tai lydeką bandys gaunyti. Kaip gausis, taip gausis. Jau beveik nusileidau. Opa. Šakos medžiai. Beveik. O, nusileidau. Į kairę žvejų nėra, į dešinę žvejų nėra. Vandens upiai nerasta. Turbūt grįšim tuščiom šiandien. Šiaip čia vanduo buvo rudenį iki pat va šito kraštuko. Iki va šitos trumpos žolytės. Va iki čia. Tai dar trūksta apie 1,5 metro vandens. Tokiu vandeniu nežinau ką gaunyti.
Na, bet pabandom, pasižiūrėsim, kas čia bus. Vis tiek jau atvažiavom prie vandens. Skleist reikia ir mest. Oi, kaip senai neatsimenu tokio žemo vandens. Kažkas tai įdomaus. Nelijo visą rudenį. Dabar tik tai čia pirmos dienos su lietum. Nu ką, metam. Nu va, išsiskleidžiau spiningėlį. Čia užkabintas jau guminukas. Natūralus. Pradėsim gal nuo žalio kokio nors tradiciško Nemunui, salotinio. O šitą pabandysim vėliau. Va. Uždėsim va šitą. Su blizgučiais. Oi, oi, oi. Skanu. Va, ant 6 gramų galvakablio. Va, kokia spalva. Tikrai gera. O galvakablio ir reikia matomai lengvesnio, nes vandens mažai. Seklu visur. Duobių čia šitoj vietoj nėra jokių. Čia tik tai tokie, kaip dzūkai sako, atvajai. Buktukės. Tai vat jose bandysim paieškoti lydekos. Va, taip. Pavadėlis styga čia pas mane uždėta, tai nekeičiu. Nors va čia visa krūva mano pavadėlių gamintų. Gerai, ko gali reikti replių būtinai. Reikia prisisekti kažkur tai. Ir viskas. Bus galima eiti. Va, krepšelis, kelios dėžutės su masalais. Kamera, aišku. Visokios žnypliukės, repliukės, rankšluostukas. Ir į kelionę. Vėjukos, kaip ir sakiau, pučia. Kaip ir prognozuota. Pradėsim nuo tokio, nu čia tvajus, tai jo pati pradžia. Ir iš karto zacepas, akmenukas. Visai gylio nėra. Visai. Ir gylio nėra, ir mailiaus nesimato. Opa, kibo. 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 Nepaėmė. Bandom dar paduot kartą. Ir kas per žuvis, kad taip. Pakšt, kibimukas ir viskas. Lydekėlėgi paprastai tai jau sega. Yra. O.
supratau. Paėmė nedidelį silkutį. Oi, kaip daromas. Oi, kaip juda. O jau sukasi, kas čia jai negerai. O, dar šoksi gal dar? Ne? Ai, tik čia. Tiko. Opa. Va. O, pirma lydekėlė šiandien. Paėmė tai gerai. Visa guma viduj. Nu va, išėmiau. Nu, toksai lydekiukas. Tipiškas Nemuno lydekiokas. Va. Plauk, drauguži. Plauk. Ate. Pasiplaunam rankas. Vat greičiausiai jisai man pirmai ir stuktelėjo. Nes toks kibimas buvo įdomus. Greičiausiai, kad šito lydekučio darbas. Spalvytė reiškia veikia. Truputį pratiesint pavadį. O. O, yra dar viena. O. Skaityk, kaip praėjo. Čia 3 metimai ir vėl yra. Visai smagu. Nu, šita matosi dar mažesnė. Oi. Bet va, jos ėma savo. Tik. O, va, ščiupakas, nealytė, mažytė, bet graži. Nemunės tokios šviesios ir tokios, nu, plauk, taip tau reikia. Biškį prasnargliojo striukio, bet gal nieko. Nu va, liuks. Antra ir praktiškai iš vieno taško. Bandom toliau. Vėjas jo kyla. Ir gan stipriai. Ir kartais nereikia bijoti visai mesti toli kažkur tai, kur tik prasideda Sietuva, dar kur srovės yra. Būna, kad lydeka stovi ir pakankamai toli nuo kranto. Kai aukštas vanduo, tai jos būna arčiau kranto. O kai žemas vanduo, tai visada būna toliau nuo kranto. Aišku, ir dugnas turi būti tinkamas tenai.
Labai blogai, kad niekur nėra mailiaus. O, nei prie kranto, nei kažkur tai, kad pliaukšteltų. Paprastai, kai būna mailiaus, tai būna daugiau lydekų. Užmesim palei šitą neandriuguotą. Būtų aukštesnis vanduo, tai tenai tikrai turėtų būti lydeka. Dabar, kai vandens mažai, tai mažai ir tikėtina. Blemba pradėjo lyt. Tas purškimas toksai nepatinka man. Jei man nepatinka, tai turbūt ir žuvim nepatiks. Vėjas ir lietus. Ai. Nieko, čia panašu, kad dar kartą užmetam ir jeigu nieko, tai nieko. Taip gražiai užmečiau. 1, 2, 3. 1, 2. Gylio nėra. 1, 2. Kokia? Sakyčiau, metras. Gylis visas. Nu gerai. Lietus neduoda normaliai pagaudyti, einam toliau. Kapišoną ant galvos ir pirmin. Įsibridau vandenuką. Čia dabar tai va, žolė negilu visai. O šiaip taip pavasarį čia pakankamai dar būna ir vandens. Nu ir vasarą dar būna. Dabar nieko nėra. Ščiupokėlių nematyt. Nėra, einam toliau. Kai gražios gėlytės kokios. O šitie man kaip patinka. Pukšt, ko nedaro, pukšt. O, daro. Va. O. Nu jo, varant į Nemuną jau reikia susitaikyti, kad būsi šlapės, purvinas, kad reikės brautis per visokius kemsynus, purvynus, dumblus. Šilta darosi jau. Lietaus svarbu nėra, aišku. Labai gerai. Nėra lietučių. Akmenynas koksai. Visur seklu, akmenys. Nu, rudenį čia buvau gal prieš kelis metus. Tai visai neblogai pagavau, bet vanduo buvo aukštesnis. O dabar... Ojai, vos nenukritau. Gerai, einam va ten. Už kampuko matau. Turėtų būti truputį giliau. Pabandysim. Va, čia šiaip būna tokia normali duobukė rudenio, po dabar. O dabar nėra. Yra toks atvajukas, tai vat mes jį ir patikrinsim. Nustojo lyt gerai. Aišku, čia gali būti lydekėlė. Yra. Pirmu metimu. Yra. Nedidelė irgi. Bet kaip ir sakiau, kad va, toli gali stovėti. Šiaip sakau, rudenį būna visai prie kranto, bet kadangi žemas vanduo, tai jos vidutiniam kažkur atstumė toli, nu, kaip įmanoma, kur jom patogu dar būti. Opa! Kokia?
Tokia kaip pirma gal, kad užkibo. Oi. Opa. Gal mažesnė. Na, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visai smagu. Tokia va. Gražuola. Na, plauk. Ate. Nu va, trečia. Visai smagu. Nors ir žemas vanduo, nors ir lietus, nors ir vėjas. Žiaurus, kurio greičiausiai net mikrofonas nesusitvarko. Bet visai faina. Gerai, reikia gaudyti. Čia spėju šitai buchtukiai dar gali būti kelios. Faina. Gerai, gaudom. O jau pavadį, kad sudarkė. Ojai. Išlankstė visą pavadėlį. Nu, daug maž. Idealiai nereikia. Idealiai čia reikia dažniausiai žvejui, bet ne žuviai. Nu, brendam ant sietuvėlės krašto vėl. Tikrinam. Svarbiausia kažkur akmenyse nepalikti. Opa, vėl kibo. Ai, nepaėmė. Ai. Čia jau akmenys. Gerai, dar vienas kibimas buvo. Duosim vėl pakartot. Labai gerai. Labai išpučia vėjas. Lanku valą. Ai. Akmuo. Atšoko. Čia daug riedulių prie kranto. Opa. Taip, buvo kibimas, gal bus dar vienas. Ne, daugiau nenori. Vai koks vėjas stiprus. Dar viena tokia panašesnė vieta ir žuvis, nu. Dar viena pabėgo. Nu, nepabėgo, bet buvo kibimas. O. Šitie, kur faini man. Au. Nu, tai va. Visai kol kas gerai. Aišku, čia galėtų būti giliau. Būtų giliau, būtų daugiau lydekos, bet dabar yra kaip yra. Nieko. Prieki dar yra keli tokie lokalūs pagilėjimai, skaitykim. Tai dar tenai gal bus kažkas tai.
kaip faina rudenėlis. Ąžuolas. Nuostabu. Rimtai vandens lygis kaip vasara, kaip gaudant šapalus kokius. O vėjas pučia, o vėjas. Nežinau, ką jūs girdėsit šitam video, bet vėjas kažkoks tai nesąmoningas pučia. Baisiai. Va, vanduo visas pasišiaušęs Nemune. Gerai, priejau čia tokį va pagilėjimą. Toks krantukas visas taip artėja prie kranto ir tokia, na, išgraužta. Tiesiog pagilėjimas. Tai pabandysim čia. Tikiuosi, va, kai vėjo nebus. Tai dar girdėsit kažką, tai bandom. Nieko. Kažkokia panašesnė vieta. Akmenuko atsistosiu. O. Čia tokia duobukė pagilėjimas irgi, jaučiu, bus lydekėlė. Turi būti bent jau. O ar užkips? Nieks nežino. Kol kas neatsiliepia. Opa, yra. Ilgai aš čia ją kankinau. Nebuvo ilgai nieko. Bet pasirodo, gera vieta tuščia nebūna. Bet kaip jos dirba, kaip jos tam skaidriam vandenį. Ojai, kaip gražiai. Ojai, snapą gavus gražiai. Ojai. O, lydekėlė. Gražuolėlė. O, dabar tu galėtum atiduot gumuką ir bėgt. O, atidavė. Tai va, bus galima paleisti. Va, opa. Ate. Ščiupakėlis. Nu va, gumytė veikia šitą. Sakykit, ką norit, bet uždėjau lyg naujo, va, čia kandžiota dantų visa suėsta. 4 lydekėlės ir dar 2 tokie barkšt kibimukai. Aišku, pavadys tai, nu, kažkas baisaus, bet aš jį dar kankinsiu, dar pakankinsiu. Gerai, bandom. Dar čia pat. Čia tokia giloka vieta. Tikrai jų turėjo būti. Tik labai ilgai aš laukiau jos. Na ir vėl ateina lietus. Ui, skalbykla. Ir vėl. Kapišoną reikia dėtis. Opa, ir vėl kibo. Nepaėmė. Kas per žuvis? Įtartina. Kas per žuvis? Pačio išmetimo
Tokios duobukės gale pačiam. Žolė, gerai, reikia biškį arčiau paeiti. Oba, yra. Pagaliau šias. Kiek jinai man kartų kibo. Oi. Ir pagaliau aš ją įkirtau. Nėra kur ištraukti normaliai. Nėra kur ištraukti. Reikia eiti į kitą pusę. Sietuvos ją išsitraukti. O, čia prie upelio. Jinai kibo man kokius, nežinau, 3 kartus, gal 4 net. Pagaliau. Na. Pasirodė. Oi, graži visai. Oi, kokia stipri. Oi. Va, oi. Va, kokia. Nu, šito tikrai tokia lyg nieko jau. Nesunkiai įsikabinus, lengvai nuplauks. Nu, kuri čia 5. Oi, graži. Bedėlių va yra. Plauk. Ate, Nijolytė. Oi. Smagu. Aš tikiu, kad čia jų dar gali būti, nes čia pakankamai toks nemažas pagilėjimas. Gal dar paims. Bet labai daug žolės, tai super daug. Neina normaliai pagaudyti. Na, paskutinį metimuką šitoje vietoje padarau. Opa! Paskutinį. Yra. Opa! Draugai, yra dar viena. Opa, aš jūs susidėsiu, kad ir jūs matytumėt, nes jau žvakę jį darė. Sakau, kad čia dar jų, dar jų turi būti. Negali būti, kad tik tai viena. Gražiai. Nu, kaip tu dabar ateisi pas mane per žolės? Va taip. Opa. Jo. Kur guminukas giliai šachtoj, kaip sako. O, gražuolė. Reikia kokį selfiuką pasidaryti. Na. Užteks. Nu, draugaitė, plauk. Opa. Ate. Adijos, kaip sako. 5. Lydekėlė 5. Nu ir visai nieko. Pradžia atrodė tokia bus nekokia visiškai.
Atrodė ir purščia, ir lis, ir vėjas, ir šalta, ir vanduo žemas, ir nekibs, ir nebus, ir nerasiu. Ir prisigalvojau aš čia visko, bet va viskas gerai, viskas veikia. Ir čia ta guma, čia kaip Birkingo ar kažko tai panašaus. Jau nebepamenu iš tiesų, bet tokių spalvų daug yra pas gamintojų. Tai va, kimba. Gerai, užtenka čia šitą duobelę daužyti, tegu pailsi. Einam į kitą. Nu ką, reikia pabandyti čia. Opa, o, paėmė gerai. O, gera. O, žvakelė. Tik nusileido. Tik nusileido. Gražiai paėmė šitą. Labai. Oi. Bet visos tokios standartinės. Viena kita čia didesnė, visos va. Nu, bet vis tiek smagu. Opa, kurgi tu čia nepabėgsi tu. Ai, tai kaip kokia. Va. Taigi baigtų, ate, viskas, užknisai. Krenta, iškrenta, bėga. Nu ką, bičiuliai, 6 lydekėlė. Kas pasakys dabar, kad nekimba blogo oro ar kažką tai. Kimba, reikia gaudyti. Ir sakyt dabar, turiu masalų, 2 dėžutės, bet šitas kol kas kimba, tai ką čia keisti? Čia nieko nereikia keisti. Kimba ir gaudai. Kol visai nebesuvalgys jo. Kažkaip taip, o jau lietus duoda į veidą. Šlapės visas. Oi. Kas čia per agregatą? O, brolytė. Ar čia nebus nuo kokio samagono aparato? Greičiausiai, kad nuo samagono aparato. Kažkas varo samagoną, kažkas žuvauja. Geras. Negalvoju. Bet pats aparatas kažkur tai dingęs. Tik aušintuvas. Likęs. Bet gerai ir pažvejoja ir išsivarai gardžiosios. Gerai. Einam atgal. Putį užkasiu ir paeisiu greičiausiai prieš srovę dar pasižiūrėti. Ten irgi kelios vietos tokios yra. Neblogos, gal bus kokia lydekėlė. Ne. Tai niekaip nesivaigė. Palindau čia po tokiom eglėm. Sakiau, išsivirsiu kokios šiltos kavos. Kažko tai noriu šilto ir užkasiu. Nu va, visai ta žvejyba ir nieko sakyčiau. Galvojau bus blogai, bet tikrai nėra taip blogai. Būna blogiau. Taip kad viskas gerai.
Įsimečiau britiško sauso davinio. Vanilla flavor cake. Paragausim. Vanilinis pyragaitis. Toks padegęs, bet nieko. Skanus. Reikia čia kokios arbatos. Pasta bolonezė, va, šitą pasišildysim. Sultys. Energy drink. Gersim šitą, taip išeina. Nes kavos nematau. Bus kaip arbata. Vanduo užvirė staigiai. Geras. Toks saldžiarūgštis. Reikia dar įsidėti, kad būtų saldžiau. Bet skonis tikrai geras. Liuks šitą užskaitau. Gėrimuką. Sakyčiau visai pusė velnio gavosi žvejyba. Nu jeigu ne tas lietus, net eglė mano pralyja. Jei ne tas lietus, tai būtų visai gerai. Bet va, dar kartą įsitikinau, geras drabužis nepralyja. Gera membrana. Verta mokėti kai kada truputį didesnius pinigus. Ir likti sausam, negu pataupyti ir būti šlapiam. Nustoja lyt, pradeda, nustoja, pradeda. Man taip dažnai, kad aš įsirenku laiką žūkliai, kada būna blogas oras. Tai vėjas, tai lietus. O žinot kodėl? Todėl, kad geru oru reikia dirbti. Baisu. Pasta bolonezė. Ai, makaronai. Karšti makaronai. Skanu. Tikrai atrodo. Karšta. Va, šitus makaronus suskaitau. Čia tas angliškas davinys, berods parai laiko skirtas, 24 valandom. Tai 3 tokie kaip antri patiekalai. Tai parai laiko tikrai per akis. Šį gal 3 kartą vežuosi į žvejybą. Ir niekaip nesuvalgau. Tai dabar tikrai jau dabaigsiu. Jau žiūriu, ir kavos nėra, arbatos. Makaronai, kriauklelės. Aš galvojau, jie tik pas mus. Bet atrodo, niekurgi neprisėmiau. Bet viduj vanduo čia bate. Kliuk, 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 kliuk. Pilnas vandens čia batas. Tai tokios šlapios kelnės ir nubėga viskas. Kelnės įkištos į čia batą, į botą ir viskas. Galioja dar metus laiko. Nu, ta prasme, galiojo. Jau viskas. Baigiau. Nu ką, reikia susidėti šiukšlės dabar. Sultis reikia išgerti. Čia kažkokia tyrelė. Kaip obuolių tyrelė. Blemba lietus visai. Nemyli lietus manęs. Nu ką, susidedam viską. Ir varom gaudyt lydekėlių toliau.
Gervuogės. Gervuogės yra gerai. Gerai. Lietus tai nepraeina, blembački visiškai. Lyja, pučia. Nu jau guminukas visiškai suvalgytas. Aš nežinau, kaip jisai laikosi, bet dar laikosi. Ištvermingas. Nematyt. Rytas buvo geresnis. Dabar popietė tokia. Nelabai. Atsikabino. Jei ne šitas patampymas, ne šitas metodas, tai Nemune, nežinau, paliktum turbūt viską, ką galėjau. Čia va, jau šiandien buvau kokią 10 kartų užkabinęs ir viskas gerai. Ir nenutraukiau nei karto. Tarp akmenų stringa tiesiog. Ir tempimo atpalaidavimo metu atšoka. Toks geras būdas. Rekomenduoju. Būtų gerai praeiti. Tai gal ir praeisim. Gal nepargriūsim. Va. Čia neblogai. Priėjome. Toks labai gražus atvajus, sietuvėlė, bet ar čia bus kas, tai vėl nežino. Nu, tas purškimas, tas lietus, tu išvarys iš proto mane. Ojai. Varo. Ojai. Fū. Panašu, kad per daug tokia atvira vieta, gerai matoma, tai panašu, kad nurenka labai žvejai. Gal ir nepaleidžia. Nes realiai tai čia jų turėtų būti. Nes vieta tikrai tinkama, bet
Matos ištrypta visur ir krantas ištryptas ir visur jinai tokia lankoma dažnai. Tai dėl to nėra. Va, yra. Paėmė. Ai, tik pasakiau, kad nėra. Ne visos nurinktos. Na. Ai, tu duodėsi gražiai. Na, plauk čia. Kabinsimės, tave vis tiekgi paleisim. Būk rami. Oi. O, kokia. O, lydekiokas koksai. Fainas. Gerai. Oi, gražiai išsiėmė. Oi, kaip gražiai išsiėmė. Va. Nu. Plėšrūnas. Plauk. Opa. Va. Nu, kuri čia net nežinau. 7 kiba. Liuks. Kimba. Ir nekeičiu aš to guminuko, nes, nu, nematau reikalo. Ant jo labai gerai kimba. Kas padaryta viešpatie. Čia. Pavadys irgi čia baisu. Čia yra nežmoniška, kaip taip galima. Čia jau žuvies negerbimas gaudant tokiais guminukais. O kur lietus dingo, ką tik pylė. Ir va, nėra. Opa, ėmė, nepaėmė, ai. Ai, buvo kibimas. Na, kažkur tai čia. Opa, atsikabino, ai. Gavo per snapą ančiukas Donaldas. Kai čia užsisukę pas mane. Tai aišku, ne į tą pusę, nu. Kur truputį palaikiau aš tą ančiuką. Neišsimaudžiau, tai jau neblogai, tai jau gerai. Opa, panašu, kad užtenka. Viskas. Praėjau dar čia kelius šimtus metrų. Nieko nėra. Užtenka, kiek pagavau, tiek. Jau gerokai po pietų. Reikia dar važiuoti darbus kai kuriuos pasidaryti. Viskas. Nu, visai smagu. Kaip pirma šio rudens, kaip tokia pavėluota, sakyčiau, labai stipriai žūklė. Ir dar kaip toks žemas vanduo. Tai visai, sakyčiau, neblogai. Gerai. Einam link mašinėlės. Ir važiuosim namo. O jei patiko, spauskit laiką. Oi, nesulaužiau aš čia. Prenumeruokit kanalą. Ir kažką tai dar filmuosiu. Nežinau, kaip čia šiemet dar. Ruduo gali būti ilgas. Gali būti, kad vėl atsirasiu kažkur Panemunėn. Gal ant ežero. Gal ešerį. O gal jau tik ant pirmo ledo. Bet kažkaip tai bus. Tai tiek, bičiuliai, pasimatysim.
žuklėse. Čiau pakau. O, čia nepargriūt man svarbiausia. Nu ką, lendam į džiunglės.